Pamatysim, kaip atrodo visas miškas iš po mūsų kirtimo. Vasarą ten, kai vaikščiom, ganėtinai tankų buvo ir nieko nesimatė. Kai pamatai lyginį skaičių, bent jau aš taip kažkaip galvoju, kad geras ženklas. 11, 11, 12, 12, 15, 15, tada bus sėkminga diena. Arba ne. Šiaip iš tikrųjų man vienas iš gražesnių metų laikų. Žiemą, va taip, kai pasnygė, šerkšnas užsideda ant medžių. Balta visur šviesų. Ir nuotaikas pas visus geresnės. Aišku, dabar gal ir kalėdas ar tai metų pabaiga. Rezultatus gali kažkokius apmastyti. Ir kaip tavo tie rezultatai šių metų? Geresnė negu tikėjausi iš tikrųjų. Padidinom apdirbamos medienos kiekį. Pajamos nukrito iš gaunamos medienos, bet mes padidinom apdirbamos medienos tūrį. Kokį 30% daugiau negu pernai metais. Kaip pavyzdys, žmogus sako, aš noriu gauti 35 000 eurų. Aš atsiverčiu valstybinę tą taksaciją. Matau, kad aš pagal tai, kas yra parašyta taksacijai, aš tokių pinigų mokėti negaliu, bet yra tam tikrų niuansų, pagal kuriuos pasižiūrės gali spręsti, ar tai augavietė kitokia, jeigu pelkinė augavietė, tai jis bus plonas, žemas, iš jo medienos geros daug nepagaminsi. Bet jeigu matau, kad augavietė yra sausa, tai tada dažniausiai gaunas pačios medienos kokybė gerokai geresnė negu kad pelkinė augavietė. Pagal tokius faktorius tada nusprendžiam, kaip pavyzdys, aš susiskaičiuoju, žmogus nori 35 000, aš susiskaičiuoju, galiu mokėti 28. Tada mes nuvažiuojame į mišką, arba aš, arba vadybininkas, aišku, iš pradžių nuvažiuoja jis, pasižiūri. Jeigu matau, kad tie skaičiai mums klijuojas, tada dar kartą nuvažiuoju ir biškį dar pasidėrėjus su žmogum, tiesiog ir nuperkam. Nes visą laiką žmogus nori, aišku, gauti daugiau, mes norim nupirkti pigiau. Bet, čia natūralu. Čia yra medienos likučiai. Čia likę kažkas apie 25 kubus lauko keliukas ir mes sugebėjom rugpjūčio pradžioj pradėjom ir per rugsėjį visą medieną apdirbom, o daugiau čia pasiliko visokie likučiai. Tai tuos likučius pasiimsim, malkinė mediena čia nėra brangi, tai jinai gali stovėti. Iš to jaunuolyno išrinkom visus lazdynus, suvežėm čia į sandėlį, atvažiavo jį sumalė ir pardavėm jį kaip biokurą šilumai namams. Šilta norit, ką būtų žiemos metu, ne? Dabar iš po šito kirtimo mes atgal į tą mišką sugrįšim po kokių 10 metų. Dar kažką padaryti, ar vėl pravalyti lazdynus būtent į jaunuolyną, kurį ugdėm. Tada jau skaitysis retinimo kirtimas, nes jaunuolynų ugdymas iki 20 metų, nuo 20 metų iki 40 retinimo kirtimai, einami kirtimai skaitos nuo 40 iki 50 metų. Tai yra 3 kirtimai iki plyno kirtimo. Tai mes dabar padarėm pirminį etapą. Per 10 metų tie medžiai išstyps į viršų, išstorės, pastambės ir po 10 metų atėjęs dar galėsim kažkiek medienos išsikirsti. Ir tada dar 40 metų tas medis nuo šiandienos kirtimo, dar 40 metų jisai augs iki tol, kol galėsim visiškai plinai nukirsti. Medis auga 60 metų, jeigu beržas, iki brandos. Einam. Šitą mišką dar reikės suarti. Sufrezuoti arba suarti, pasadinsim greičiausiai beržus, mišrinsim su egle, tenais pačiam sklypo gale yra šlapesnė vieta, tai ten juodalksnių labiau prikaišysim. Čia specialiai šitos vietos nieko nedariau, dėl to, kad tai pasiliks pagrindinis mūsų kelias ateičiai. Kas, kaip pavyzdys, ar norėsim įvažiuoti mišką, jeigu čia bus visur prisodinta medžių ir viskas užaugę, tai kaip įvažiuoti patį mišką, jeigu ten kažkaip pavyzdys, po 6 metų ten kertasi dar vienas plynas kirtimas. Tai mes per medelius nevažiuosim. Reikia pasilikti ir kelią ateičiai, kad galėtum, išvažiuoti iš pačio miško. Mes esam palaukiai ir mums priklauso iki pusės griovių. Tai mes realiai galim išsikirsti tik tai savo dalį, o šita dalis priklauso žemės savininkui. Mes be jo leidimo, jo pusės valyti negalim. Paklausiu, ar tu nori, kad mes išvalytume. Ne, sako, nenoriu. Tai dabar taip įdomiai ir atrodys čia. Iš mūsų pusės viskas sutvarkyta, o iš žemės pusės savininko, netvarkyta. Jeigu darant viską tvarkingai, tai teoriškai dar galėtų atvažiuoti ir su ekskavatorium, prasivalyti tos griovius, nes tie grioviai yra šiaip nebereikala padaryti. Jie yra tam, kad sugertų nuo lauko pusės ir nuo miško. Ir tada tas visas vanduo, visi tie kanalai nudrenuoja drėgmę ir tada sausas dirvožemis tiek žemės ūkio paskirti ir tiek miške. Tai va, čia tie grioviai tam ir yra skirti, kad surinkti perteklinį vandenį, kad nebūtų pelkėta vietovė.
Ar yra kažkokios sankcijos tam žmogui, kuris neprisideda prie šitų drenažinių kanalų priežiūros? Ne, patys tai turi žmonės suprasti. Nei vieno normalaus mečio čia alksniai.